Nors užgavėnių dieną saulė žeme ritinėjosi, kurtuvėniškiai nepatikėjo, kad jau pavasaris atėjo ir išsirengė žiemos varyti. Dainuodami dainas, gatvėse statydami automobilius, iš kiemo į kiemą traukė jaunikis su jaunaja, piršlys su piršlienė ir visa palyda. Nuo jaunųjų stengėsi neatsilikti garbingas palydos dalyvis, dešrelių karoliais pasipuošęs lašininis. Čia pat sukiojosi ir žavi čigonė, šiek tiek atokiau laikėsi kanapinis. Eisenoje šurmuliavo žydai, daktarai bei kiti personažai. Kelkraščių žingsniavo išdidi gervė. Ne visi kurtuvėniškiai laukė svečių. Neradę namuose šeimininkų, persirengėliai duris užrėmė suolais ar kitais stambesniais daiktais. Pirma duris atvėrė ir svetingai vidun įsileido Antanina Mingilienė. Senolė visus vaišino blynais, pylė naminio vyno ir džiaugiasi, kad persirengėliai jos kiemo neaplenkė. Dar augau vaikystėj, kaip sakant, Smetono laikais, irgi pilna eidava. Žinau tik tokį vieną juoką, mama išvirė virtinukus lašiniečius. Jau pietums šeimina buvom 8. Tik norim eit valgyti, žydų pulks. Mama pakiša po orkaitės, uždarė, kad, žodžiu, nekliūtų žydam. O kažkas nužiūrėję su visų puodų ir įsinešė tuos virtinukus. Vaišių netrūko ir kituose kiemuose, kur šeimininkai vaišino ne tik blynais, bet ir naminę duoną, sumuštiniais, bandelėmis, karštą arbata, saujomis dalino saldainius ir kitokius skanėstus. Svetingai sutikti užgavėnių eisenos dalyviai šeimininkams negailėjo dainų ir gerą linkinčių žodžių. Muzikantams griežiant nuotaikingas melodijas šokdino šeimininkės. O žydukai kiek važiuoja ir prekių kokių atveža? Nu, a žydai yra be prekės kada? Žydelis uždada. O silkių atveždavo ar būtų? Atveži silkių ir makaronų ir visko, žydelis, žinai. Prašau, o čia. A geras silkės būn? Geras, užtenk lik pat gala gavienis. A nusiderėdavo kiek? Nu, žydą visada gal nusiderėti. Nu, lietuvio sunkiau, nu, žydą gal. Kurtuvėnus mes įsirinkom, mes labai daug prašukavom visokių variantų, skambinom įvairius kultūros centrus, čia pasirodė linksmiausi, nuoširdžiausi žmonės. Todėl, ką gražiausias moteris. Ar dažnai renkatės užgavėnės? Čia mūsų pirmos užgavėnės, kurias filmuojam. Ir koks įspūdis? Nuostabus, nepaprastas, mes nesitikėjom, kad taip gali būti iš viso. Nu, vat, sako, liūdni metai debesys susidengia, o tikrai labai linksmi žmonės, labai geri ir labai siaučia. Nu, tai matyti ir metai bus geri ir visos vietos pasitrauks. Apie visus taldokus tvartukus išlandžiau, o nei vienos kiaulėkės, žinokit, atein sunkmetis. Bijau, kad šiandien galiu pralošti. Kažkas čia bus negerai, nebėr paskutinės iš maslenos šitos dešrikės. Labai nusiteikinėjau kiekvieną akimirką vis labiau, bet žiūriu, kaime visi žmonės jau paršiukų nebeturi, tai jau pasnikas ateina, kaip nori, taip, nežinau, kiek aš temsiu su tom keliom dešrikėm. Gerai, kad vis dar tais kokį saldainį, jis neriebus, bet vis toks biškis storumą eina. O jeigu rimtai, noriu paklausti, Kurtuvėnuose yra sena tradicija švęsti už